Sveiki visi žiūrintys. Šiandieną konsultanto dienoraštyje kalbinu Edmundą Petruoką. Tikiuosi, šitas pokalbis jums bus įdomus. Galim ir pradėti šnekėtis. Jo, pasikalbėkim. Na, tai iš tikrųjų tai labai džiaugiuosi, kad tas mūsų pokalbis vyksta. Kažkaip tai nudžiugau, kai mes susitarėm. Ir kažkaip galvoju, nuo ko čia dabar pradėti mūsų tą šneką. Tai ir kažkaip, ilgai taip nesukau galvos. Man kažkaip įstrigo, čia ne taip seniai, aš girdėjau, kaip tu pakankamai daug dėmesio skirdavai Lietuvos horoskopui, ten ir kovo 11, kokios ir spalvų reikšmės ir taip toliau. Kažkaip tai ir galvoju, o iš tos mano pusės kažkaip buvo tarpas, kai lietuviai save taip labai plakė, kad mes čia tokia pijokų tauta visiškai esame. Ir aš galvoju, Edmundo reikia paklausti, žinai, kaip iš tavo kampo žiūrint, žinai, yra kažkokia tokia mūsų tautoje, kad mes esam tokie, neatsparus kažkokiai ar tai, ar kitom priklausomybėm, kad mums kažkaip ypatingai tą dėmesį reikia skirti ir žinai, saugotis ir kažkaip vengti tokių dalykų. Aš manau, kad čia mano subjektyvus toks požiūris ir pastebėjimas, kad galbūt taip neišskirčiau, žinai, kad tai yra lietuvių tautos kažkoks, sakykime, kažkokia tai ta yda tokia, žinai. Bet yra, kaip sakant, jeigu mes į gelmę eisim, tarkim, priklausomybės, alkoholizmo, pavyzdžiui, priklausomybė. Tokia vis tiek populiariausia ir turbūt šiuo metu, kaip aš suprantu, vis tiek daugiausia žalos ir arčiausia tokia žmogaus, kiekvienoje šeimoje randama ta priklausomybė ten. Kitos gal vis tiek jos, retesnės, taip sakykime. Jo, tai visiems priežastis alkoholis, aš kaip apie astrologiją tu paminėjai, alkoholis yra susijęs su Neptūnu. Pasme Neptūnas ir jis yra, kaip sakant, turi Neptūnas kaip planeta. Jie turi tokių teigiamų, tarkim, tai yra, filosofinė prasme, tai yra kosminė meilė, tai, kas apjungia žmonės. O ta žemąja prasme, tai yra įvairūs svaiginimasi būdai. Tai čia, aišku, eitų ne tik alkoholis, bet eitų ir, tarkim, narkotikai įvairios priemonės, kurios padeda žmogui tiesiog užsimiršti, panirti kažkokią tai tam tikrą pakitusią sąmonės būseną. Jo ir, o pats Neptūnas kaip planeta simbolizuoja, tai yra astrologija, tai yra simbolių kalba, simbolizuoja būtent tą tokį aukštąją prasme, tai kosminę meilę, bepriežastinę meilę. Tai ir tam žemam lygmenį, ta meilės troškimas, tarkim, kažkoks trūkumas meilės, reiškia, jis, kaip sakant, žmoguje pasireiškia, kad jis linkęs, kaip sakant, svaigintis. Dar įdomu yra tai, kad Neptūnas, jis taip pat globoja ne tik alkoholikus, narkomanus, bet globoja ir menininkus, dainininkus, kurie žmonės kuria meną. Tai va, čia... Čia tokia sąsaja yra, ne? Iš tikrųjų, man yra vienu gyvenimo tarpu būti, šalia, sakykime, muzikantų, šalia atlikėjų įvairiausių ir taip toliau. Reikia pripažinti, ten iš tikrųjų, ta yda, tai dabar gal jinai įgavo kitokias formas, bet tuo metu tai būdavo, aš nežinau, be alkoholio tas joks koncertas, joks po koncerto vakarėlis, joks ten vos būdavo taip, kad netgi sugebėdavo teatro aktoriai pasakoti, kaip prieš spektaklį reikia ten konjako ar brendžio būtinai išgerti, kad atsipalaiduoti.
Jūs receptus vienas kitam dalindavot. Tai va, tai čia tas toks įdomus toks, va, tokia sąsaja gaunasi per astrologiją. Kad praktiškai žmogus supranti tą kūrybą, kaip, tarkim, pas menininką jo, reiškia tas toks įkvėpimas, nes Neptūnas taip pat jis valdo žuvų ženklą, tai yra, o žuvis tai yra ir kolektyvinė pasąmonė. Yra, reiškia, žmogus turintis gerą, tarkim, Neptūną, ir, reiškia, jis gali girdėti, tarkim, arba per save perleisti tą kažkokią kūrybinę vibraciją ir sukurti tiesiog žmonės, kurie klausosi, tarkim, muzikos, jie irgi eina į tam tikrą pakitusią sąmonės būseną. Per garsą, tačiau tai padaro tiesiog žmogus, kuris turi tą energetiką, tokią struktūrą, sakykime. Bet tai čia, Edmundai, vat iš karto, man visą laiką norisi kokį nors konkretų kaip patarimą kažkokį, kad išgirstų žmogus ar galėtų savo prisitaikyti. Pavyzdžiui, jeigu ten aplinkiniai man sako, arba aš pats jaučiu, kad turiu kažkokią, kaip sakant, Dievo dovaną, kad geras artistas būčiau ar geras muzikantas. Tai reiškia, kad tuo pačiu metu aš turiu atkreipti dėmesį, kad prie manęs lips ta yda ir aš turėsiu lygiai taip pat ir kitą problemą su jas kažkaip susitvarkyti. Taip, tai čia dar, jeigu dar plačiau einant, tai Neptūnas tai yra ir patekimas įtakon, tarkim, jeigu tu praktiškai menininkų kažkoks tai kolektyvas, kuriame yra tokia kaip tradicija, kad reikia alkoholį vartoti. Arba, pavyzdžiui, koks tai mokytojas, kuris vartoja alkoholį. Sakykime, meniški žmonės, jie linkia kaip lengviau perimti. Tiesiog perimti, kaip pasakyti, tuos įpročius, pavadinkim taip. Iš mokytojo, kad taip reikia daryti. Ir būna taip, kad, tarkim, alkoholis išlaisvina žmogui tą dainavimą, kažkokias tam, sakykime, jo tą raišką, tokiais tampa toks, pasikeičia žmogus, įvairiai suveikia tos alkoholis ir toks žmogus patiria tam tikrą išsilaisvinimą, netgi, sakykime. Bet esmė tame, kai veikimas to elemento, to alkoholio baigėsi, būna tada, lazda turi du galus, tai būna tada, kad tos vadinamas pagirios. Ir tai irgi, atlaikyti reikėtų. Nes priklausomybė ne nuo pačio vartojimo alkoholio prasideda, bet nuo to, kai yra pagirios. Kai atsipagirioja ten ir panašiai. Tada užsitvirtina, vienu žodžiu, tas įprotis tokiu būdu. Jeigu ten, pavyzdžiui, išgėrė, pabandė, kitą dieną pagirios, žmogus atkenčia. Jis sako, ne, aš daugiau nebenoriu, jis tiesiog sprendimą priima. Bet jeigu jis, pavyzdžiui, atsipagirioja arba bendrauja su tais, kurie praktikuoja tokį gėrimą, jis labai greitai perima. Meniški žmonės labai greitai perima. Būtent meniški žmonės, turintis. Paprastai būna tokios geros širdies, pavyzdžiui, alkoholį vartojantis, tokie žuvų ženklas yra, jie, pavyzdžiui, karmiškai, jeigu žiūrint horoskopus, tai jeigu pas ką žuvys užkrautos, ten žuvų ženklas, jie būna, kad kaip aukos, jie aukoja save, savotiškai giminiai visi kaip normalūs, o vienas pijokas, žinai. Pasirodo, kad tas vienas pijokas, tai tu man savęs prisima visą toks kaip atpirkimą, jis tokį atlieka, žinai. Žinai, kaip lietuviškose pasakos, tas trečias brolelis, toks kvailelis, kur viską ant jo tenai su kabina. Jo, ir jis priima, jis paprastai, pavyzdžiui, alkoholį vartojantys žmonės labai, jie tokie, labai, paprastai tokios geros dūšios būna, paprastai giliai, tokios. Galbūt tų priežasčių irgi alkoholio vartojimo įvairių būna, nes, pavyzdžiui, alkoholis gali išlaisvinti, tarp kitko yra vienas testas su alkoholiu.
kurį daro, tarkim, žmonės, nežinau, ar daro, bet tokia rekomendacija. Pats nedariau, bet tokia rekomendacija, kad būtent jeigu tu praktikuoji ir kad sužinotum, kokiam lygmenį tu ką esi pasiekęs, reiškia pavartoja alkoholio. Bet tada žmogus tiesiog pradeda elgtis iš to sąmonės lygio, kokiam jis iš tikrųjų yra. Bet tas labai įdomu yra. Galbūt todėl ir būna, kad vieni, reiškia, pavartoja alkoholį, jie tampa tokie linksmi, tokie dainuoja, taip, o kiti tokie kabinėjasi, pikti darosi. Tai irgi toks įdomus testas. Čia, man atrodo, nenoriu pameluoti, bet koks meistras sakė, čia Ošo ar kažkoks, labai senai čia, tiesiog dabar prisiminiau, kad toks pasiūlymas yra, nes alkoholis tarytum parodo tą žmogaus sielą. Vien kokia yra. Ir tai va, bet čia aišku, ne apie nuolatinį vartojimą mes dabar kalbam. Tiesiog toks eksperimentas arba, pavyzdžiui, su narkotikais irgi yra meistrai, kurie ten jau pasiekia, sakykime, nušvitimą, žinai. Tikra to žodžio prasme, tai jų neveikia nei alkoholis, nei narkotikai. Jų nepaveikia jų psichikos. Va. Ir man kiek tenka pastebėti, tenka bendrauti su žmonėmis įvairiausiais. Dabar su ta kategorija mažiau, bet tarkim prieš 20 metų ten dažniau būdavo, kad su priklausomybėm, įvairiom žmonės turėdavo. Ir pavyzdžiui, tie, kurie tu kažkokį tai tą vidinę brandą, tokią vidinę didesnę brandą turintis, jie apie savo patirtį vartojant alkoholį sakydavo, kad jie neapsvaigsta, jie išlieka blaivios. Taip tas poveikis yra tam tikras, bet jie labai, sako, priešingai, labai dėmesingumas pakyla ir, vienu žodžiu, to kabliuko nepagauna paprastai. Tai būna, išgeria, po to kabliukas. Ir tada jie pradeda, dar, jie to kabliuko nepagaudavo. Tokia įdomi, tokia mano pastaba. Kad, tarkim, kai kurie žmonės, tai aš susiečiau su jų kažkokiu tai vidinė branda. Irgi, nes alkoholis realiai patikrina. Dvasinį sritį. Jie būdavo tokia, kaip čia pasakyti, įvairių tų, tokiam, net tokiai buitiniai kalboje, ar net žmonių vartojimai, tai daug mes tų tokių, žinai, kaip sako, ten patarė, kaip vyrą rinkti, sako, tai moteris, sako, žinai, tai prigirdik, pamatysi, kas per vyras bus, žinai, duok išgerti jo, tai pamatysi, kaip atsiskleisti visi ten bruožai ir panašiai. Taip. Čia tas yra ir tas, žinok, naudoja net ezoterinėse grupėse, kad patikrinti tą realybę, kokia jo yra. Žmogus gali pakankamai meistriškai kažką ir vaidinti. Šiaip jau. Jeigu jis, pavyzdžiui, yra narcisistas, koks. Tai alkoholis, reiškia, jį parodo, tą narcisizmas, jis viskas, atsiskleidžia, viskas pasimato. Tai va, ir visa meilė, visi saldų žodžiai baigėsi, mantros baigėsi, prasideda tiesa. O priešingai būna, tarkim, aš atsimenu vieną tokį pažįstamą, kuris, reiškia, irgi praktikavo, reiškia, bhakti jogą, sakykime, tai praktikavo bhakti jogą ir jo filosofijai, jis skaitė knygų ir jis darė savo pasaulėžiūrą tam tikrą ir jis atsisakė ten valgyti mėsos ir panašiai, vegetaras tapo, bet alkoholis pagal jo požiūrį nepriklausė
Draudžiamiem dalykam. draudžiamiem dalykam. Jis išgerdavo, reiškia, ir mantras dainuodavo, žinai. Tai irgi toks, vat, nu, įdomus toks momentas ir jis labai patirdavo labai didelį džiaugsmą. Ir to. Ir kitą dieną pagirių nebūdavo, kažkaip garuodavo, sakykime, kažkokiu būdu, Nu jo, reiškia, bendavo tą kažkokią tą, nežinau, tą negatyvę. Nu, čia jeigu taip pasižiūrėt, tarkim, Neptūnas tai yra bhakti, ta, nu, meilės energija. Ir jeigu, tarkim, alkoholis, taip, reiškia, po to žmogus panaudodamas tą alkoholį dar labiau pakelia savo, tarkim, dainuoja, jis tenai meldžiasi, tokiu būdu, kažkokiu tai būdu sublimuodavo Bet, tą negatyvę nu, energiją. iš tikrųjų, jo, tai, bet kad ir tie, kaip čia pasakyti, konsultantai, kaip sako, ar ne, kur konsultuoja dėl alkoholio pasiekmių visokiausių ir taip panašiai, tai, nu, tai žmogus, jeigu neturi priklausomybės, nu, tai jis gali pavartoti ir jam nuo to, nu, ką jis vieną kartą išgeria ten bokalą alaus, tai nieko čia pikto, bet esmė tame, kad jisai taip pat puikiai įsivaizduoja savo gyvenimą ir be to bokalo. Problemos jau prasideda, kada Taip. formuojasi įpročiai, kada penktadienio vakaras niekaip kitaip, jokių kitų pasirinkimų nebėra, tik tai ten toks ir toks ir toks, tik tai alus, tik tai ten, nu, kaip vis tiek tas yra toksai prie televizoriaus ir 5 bokalai alaus. Tai jeigu tai tampa, kaip sakant, neatsiejama tavo rutinos dalis, tai anksčiau ir vėliau jinai pradeda kenkti ir tau, ir aplinkiniam, ir visiems kitiems. Galite toksai irgi apie tas linksmybės. Man kartais būdavo irgi viena iš tokių darbinių užduočių prieš kokį turbūt jau 20 metų, kad reikia aplankyti naktinius klubus, ar Klaipėdoje, ar Vilniui, ir nu, konkurenciją palyginti, kur yra daugiau žmonių, ką vieni, kokias paslaugas siūlo, ką kiti, nu, tokią auditą daryti naktinio gyvenimo. Aš vis taip žiūrėdavau, kad labai didelis tų lankytojų skirtumas, ten jaučiasi kokią 9 vakaro, 10, bet paryčiais kokią 3, 4, jie jau tampa visi vienodi. Nepriklausomai nuo to, kur tas baras, kokius jos tas socialinis statusas, visi tie lankytojai pradeda darytis jau vienodai. Tai reiškia, ateina tam tikras kiekio, nu, pasiekia tam tikrą tūrį nu, ir viskas. Ir visi pradeda virsti į tokius apylygius. Jo. Tai kas liečia tas mantras ir alkoholį, tai suprask, kad tas alkoholis labai sėkmingai atkrito kažkuriame etape. Galbūt kaip pavyzdys yra žmogus, galbūt tą tokį menišką sielą tokią, ne, nu, ir jis turėjo tą nu, kažkokią tai, bet jis tokiu būdu, reiškia, jis sublimavo tą energiją ir tai atkrito visam laikui. Noras vartoti, svaigintis. Ir jis tarytum pakeitė į kitą, tarkim, kažkokią ten būdą, nu, per dvasinę praktiką, sakykime, praplėtė sąmonę, suvokimą. Bet, o taip, kaip čia pasakyti, teisingas kelias kažkoks, tai vis tiek, atsisakymo koks tas kelias, kaip tu, Edmundai, matai, nežinau, kiek nori ir gali savo kažkokią, nu, patirtim dalintis, bet kaip tu matai, nu, okei, jauti žmogus ar tau, vis tiek aš įsivaizduoju, kad kiekvienas jaučia maždaug, kad ta problema, jinai artėja ir ar jisai nori pripažinti ar nenori, bet jisai, man atrodo, kad patyloje atsisėdęs kiekvienas supranta jau, žinai, kad turiu aš tų problemų. Tik tai ne kiekvienas turbūt žino arba ryštasi, žinai, kad kaip iš jų pradėti vaduotis. Arba tas vadavimas jis atrodo, nu, toks sudėtingas, kad ne taip paprastai išeis pabėgti nuo tų įpročių. Ir kai tu pabėgsi, kas vietoj jų, žinai, kad tuščia vieta liks, o ką aš ten įdėsiu vietoj to alkoholio. Tai, nu, čia aš savo supratimui patirtim šiek tiek pasidalinsiu. Taip, mano šiaip šeimoje, tarkim, mano tėtis, mama, ten
nėra alkoholis ten per šventės, kaip įprasta. Tai nėra kaip ir priklausomybė, yra kaip kažkokia tai tradicijos dalis, sakykim tai. Tai aišku, tai yra irgi tradicijos dalis. Tai. Va. Ir tai yra, bet ne alkoholikų šeima, gimęs esu. Bet dėka bendravimo, kadangi buvau toks aktyvus jaunuolis, man būdavo įdomu su draugais kažką veikti, kažką kurti, daryti. Ir ten atsirado ir jis buvo kaip tokio, sakykime, bendravimo, paįvairinimo priemonė. Kaip pavyzdžiui, suseina visi, tai alaus. Taip, aišku, alus tuo metu buvo naminis alus būdavo. Mūsų laikais, tarkim, mano laikais, paauglystės, jaunystės, to pirktinio nepirkdavom. Iš sveikų medžiagų tas alus. Ir jis būdavo toks, kad šiek tiek, pralinksminti tą pokalbį kažkaip. Atsiveria ten kalbos, šypsenos, atsipalaiduoja, tokia priemonė atsipalaidavimo. Tai va, ir taip viskas liktai pradžioje liktai nieko, žinai, po to žiūrim, aš pradėjau pastebėti, kad aš jau kaip savaitgalis, taip ir drungnas. Bet tai buvo susijęs su bendravimu. Vienas, kai esi vienas, tu negeri. O nereikia to, nes tu visą ką kitą darai. Bet kai tu pasivyksti bendravimo, eini bendrauti, reiškia ir ten visada alkoholis atsiranda. Tai yra kaip linksmiau, tiesiog linksmiau ir nuotykiai įvairūs. Ir pajuokavimai tokie, tiesiog linksmiau. Tai va, bet aš pradėjau pastebėti, kad savaitgaliai, o po to jau kasdien. Tiesiog gavosi taip, kai su draugais, taip ir alkoholis. Tai gavosi, kad jau kaip ir kasdien. Ir netgi pradėjom, kai kasdien prasidėjo, tai reiškia, kad mes pradėjom jau ieškoti, kad išgerti. Čia jau kita stadija. Jau alkoholis pradėjo mus apjungti. Alkoholis buvo kaip priemonė, kad linksmiau pabendrauti. Bendravimas jau į antrą vietą pasislinko, pirmą einam alkoholio, paskui pabendrasim. Tai pradėjome mes ten ir patys ir visų kitų, gaminti tą alų. Aišku, buvo ten ir kitų tų alkoholių ir nuotykių buvo, tai va, visokiausių. Ir aš pradėjau pastebėti, kad aš nebegaliu, pradėjau formuotis priklausomybę. Ir aš pastebėjau, kad aš jau nebeįdomu gyventi be to. O tas yra, tai man sukėlė siaubą. Mano kažkaip dūšia gal, siela, suspurdėjo labai stipriai, kad tai, kas čia vyksta, kad tai jau kažkur tai ne ten, kur tau reikia eiti žmogaus. Bet be jokio kažkokio tai, kaip čia pasakyti, be jokio esminio įvykio, be jokios sankryžos, kažkokio atsitikimo, tiesiog Jo, tiesiog. Tiesiog man buvo, aš kai suvokiau, kad aš kasdien mirkstu, o tai pavadinkim, pastoviai, alkoholis kraujyje yra. Ir įvykis buvo toks, galbūt taip, kuris, sakykime, supurtė labai stipriai, tai kai tai yra vidinė patirtis tokia, gal, sakykime, kai mano siela nutilo. Įdomu taip, kad siela į pastoviai, tokį duodavo vidinį kažkoks tai nustabdyti reikia, toks, vidinis lyg moralizavimas tam tikras, jis sveiko proto, sakykime, akivaizdžiai matai, kad tu jau esi įkritęs, kad tave jau tai įtraukė. Ir mane sukrėtė, tai buvo vėlus laikas, vasara, vėlus laikas, gal kokia 2 valanda nakties, aš ėjau namo, išgėręs,
ir buvo tamsu ir mano viduj nutilo. Ir aš supratau, kad mano siela nutilo. Ir aš tada, išsigandau labai. Ir tai buvo atspirties taškas, kai aš pradėjau mesti vienu žodžiu alkoholį. Ir dar buvo priklausomi, rūkiau labai stipriai. Ir alkoholį, rūkimą. Ir tabakas, ir alkoholis vienu metu. Taip, jo. Tabakas pirmoji eilėj atkrito, o alkoholį irgi. Bet aš mečiau, bet man buvo labai sudėtinga, nes mano draugai, tai yra tiesiog bendravimas, kažkokia veikla, visada alkoholis. Ir būdavo labai sudėtinga, kai draugai išgirdinėjo, tu sėdi, įtampa. Kaip, draugai liko, tu nekeitei taip, kad viskas, aš su jumis nebebendrausiu, aš nebegeriu, jūs keliaukit savo keliais ar savo. Nebuvo kuom pakeisti. Tai čia dar sunkesnis toksai atvejis, kad tu turi iškęsti šalia, nes suvaldyti save, kai visi kiti tai daro, ne? Jo, bet sprendimas mano buvo toks, kad aš pakeičiau, palikau tos draugus, aš išvažiavau gyventi Kauną. Ir pradėjau praktikuoti dvasinės praktikas, sakykime. Pakeičiau kardinaliai, aš supratau, kad aš neišlipsiu iš alkoholio ir nugrimsiu. Tai buvo man taip viduj akivaizdu, bet tai man viduj buvo taip ir aš to nenorėjau. Ir aš tai jau dariau pasirinkimą, kad aš aukojau visus tos draugus savo ir išvykau visai nežinomą teritorijas. Bet tai taip, teisingai suprantu, kad supratai, kad jeigu lieki šitoj vietoj, tai viskas, prarys, jisai nugalės. Supratau, kad aš kaip miręs žmogus esu jau. O tai o iš tų draugų, tau vis tiek paskui, žinai, jie nedingo visiškai iš gyvenimo. Dar kažkam pavyko išsiplėšti, ar kiek ten jų buvo ir kaip kitiems sekas tam? Tai gal kai kas, aš dabar iš tikrųjų su jais ir nebendrauju. Jau daug metų ir nebuvom susitikę. Buvau susitikęs prieš, nežinau, prieš tiek metų, prieš 10. Tai jie visi kaip ir, kultūringi alkoholį, sakykim taip. O kiek žinau, ir buvo prasigėrę. Tiesiog, alkoholis nusivedė juos pilnai, sakykime, į dugną. Tai bet kadangi tie mano draugai, jie nebuvo visai tokie filosofinio požiūrio. Jie domėjasi į religiją, filosofiją, tokie intelektualiniai tokie buvo daugiau žmonės. Tai, sakykime, iki dugno būtent tie mano draugai nenusigėrė. Kai kurie net ir pasiekė kažką. Bet irgi, aš kiek žinau, mano draugas vienas, jis ir tai užrišo irgi. Užrišo, tai suprast, jeigu užrišo, tai ir su draugais užrišo. Tai subirėjo šitą mūsų draugystę. Bet po to bandėm kaip ir bendrauti, bet jau gyvenimai išsiskyrė, nebebuvo daug bendrų temų. Tai likdavo, kai susitikdavom, aš buvau susitikęs su vienu irgi dar prieš 10-15. Tai apie ką kalbėti? Apie tos nuotykius, kai kerdo. Nors jis negerai jau. Aš jau ne. Tačiau nebūdavo apie ką kalbėti. Tai apie tos nuotykis juokdavomės iš savo durnumo, o po to gal, kiek galima apie tai kalbėti. Ir kažkaip taip ir nebesusilipom. Tai likimas taip išsiskirstė. Bet alkoholis, sakykime, buvo. Gyvenimas, sakykime, padarė tam tikrą poveikį. Padarė poveikį sprendimams. Bet čia toksai svarbus momentas yra, kad didelis pavojus yra, kaip čia žmonėm turbūt, kad nekeisdamas tos savo aplinkos ir tų artimiausių žmonių aplinkui, kurie lieka tose įpročiuose,
nu, jeigu tu nuo jų neatsitrauki, nu, tai bus labai sunku. Tu taip va sėdėdamas, kaip sakant, prie bendro stalo, kaip balta varna Jo, ir negerdamas, nu, tu ilgai neįsilaikysi greičiausiai. praktiškai neįmanoma. Praktiškai neįmanoma. Ir tada, nu, kadangi alkoholis yra, nu, kaip ir kultūros dalis savotiškai dabartinė, nu, dabar yra, ne? Tai kokie tai, pavyzdžiui, giminių suvažiavimai ir panašiai, tai tu visada toks kaip balta varna esi. Tai Bet tai jauti, klausimas, Edmundai, iki pat šiol, va, nu, kaip čia pasakyti, ar tau... dabar jau nebe, bet tarkim, anksčiau būdavo taip, jo, visada tie žmonės, kurie jie nežino apie tave daug, jie, nu, bent jau mano giminiai, tai didelis tos giminės, žodžiu, ir iš mamos, iš tėčio pusės, tai, nu, jie iš tokios nuoširdžiai siūlo, nu, išgerkim, ir tu aperti tą liuką, sakai, ne, žinai, arba sužaidė, ten, ir sultis išgeri, bet tu supranti, kad tu irgi, kaip sakant, į tą lauką įsijungi ir tada kitą dieną, kad, nu, visada būdavo pagirios kažkaip ne per fizinį tu prisigerdai, bet per tą kažkokią energetinį lauką, tu irgi prisigeri kažkokią energiją, tu alkoholio. Aš pradėjau vengti visiškai, tada, nu, realiai su gimine ryšiai labai praktiškai, nu, silpo. Tai, nu, per alkoholį. Nes tu supranti, kad, nu, taip negali, nu, arba labai retai, kada ten. Bet jau ruošiesi iš anksto, žodžiu, visam tam spaudimui, o po to, kai visi žino, kad tu toks esi, tai biški lengviau, bet vis vien. Bet tai, nu, čia tokia, aš vat įsivaizduoju, kaip sunku tam žmogui, bet pirmą kartą nusprendė ir dabar įsivaizduok, nu vis tiek neatsiribosi nuo visų ten giminaičių, ten artimųjų ir taip toliau. Ir tave presuoja kiekvieną kartą. Tai kokį tą monologą vieną kartą reikia stiprų pasakyti, mėly mano giminaičiai, žiūrėkit, dabar bus taip, nuo šiol. Tai aš neįsivaizduoju, žinai. Antiek stipriai reikia pačiam, nu, kažkaip apsispręsti, nes jeigu tu išsisukinėsi, tas aš suprantu, kad vieną kartą čia pajuokaut kažkaip juokais gali nuleisti, kitą kartą, čia, žinai, gal nepastebės, ten vandens išgersi ten, bet, nu, kiek tu gali traukti, reiškia, tai vis tiek pradės eit kalba giminiai. Jo, bet iki to taško, kaip kažkaip tu vidum nusprendi ir supranti, kad, nu, tavo, kaip sakant, gyvenimas, tavo protas, tavo siela svarbiau už bet kokią giminę, supranti. Ir tada, jeigu tave priima negerinti, tu bendrauji. O jeigu jau kiekvieną kartą tau reikia kovoti ir įrodinėti, tai tiesiog nebeatvažiuoji. Tai ir būdavo, reiškia, tai, kas jau nori, žinai, tas jau ten, tarkim, tai jau žino, kad, tarkim, negerintis esi, tai. Tai priima, bet vis vien toks kaip balta varna. Baltos varnos likimas gaunasi. O turėtų priešingai būti, iš tikrųjų, nu, pas geria turi būti balta varna. Nu, vat keistai taip gaunasi, bet tu turi teisintis dėl to, vat jeigu pasakysi, nu, žiūrėkit, mano giminaičiai, nu, man šitas dalykas, aš jaučiu, kad jis mane žudo, žinai, viskas, aš nebegaliu jo vartoti, jis mane žudo, viskas, nu, aš dėjau tokį tašką, norit jūs mane alkoholiku vadinkit, norit keistuolių, bet aš nebegaliu gerti, vat, šnapso, viskas, taškas. Tai, nu, žinai, čia toksai kaip pavydo, nu, blemba, vat jam išeina tai pasakyti, o man tai neišeina, žinai, man tai paprasčiau yra palikti, man tai paprasčiau palikti taip, kaip yra, žinai, tai... Jo, čia turbūt gal labai individualiai, žinai, irgi yra, nu, patirtis čia individualiai yra. Ten būdavo, kad sakydavo, sergu, žinai, ir dėl to negeriu. Sakydavo, kad aš atgėriau savo. Jo, tas yra toksai populiarus, nežinau, mes iš panašių kraštų tai sakydavo, kad aš savo ežerą išgėriau.
Nu, kaip panašiai, irgi ten aš tą vienu metu sakydavau, pajuokaudavas, tai kažkaip suprasdavau, kad, nu, jau alkoholikas čia buvęs. Supranti? Aha. Nu, dalinai priklausomybė, tai tikrai buvo ir išsilupau aš iš to viso, drastiškai aš palikau visus draugus, viską tiesiog pirmai galimybė pasitaikius ir į nežinomybę realiai. Nu, mano gyvenime daug tokių virsmų buvo, tai vienas iš pirmųjų virsmų buvo, kai aš išsiplėšiau, tarkim, iš žalingų įpročių, iš alkoholio, rūkymo, reiškia, ir būtent tai buvo su draugais susiję. Tai reiškia, O kaip toks trumpai taip, tarp alkoholio ir tabako, kaip tu manai, vat, tas, kaip čia pasakyti, pavojingumas arba, nu, nes daug kas iš tikrųjų rūkymo net nelaiko čia, žinai, nu, čia toksai, čia net nepriklausomybė čia. Tai ir aš ne kartą dabar vat, kažkaip paskutiniu metu vis girdžiu, kad jisai nepelnytai yra nuvertinamas, kaip sakant, kaip ale, tai, nu, čia nieko tokio. Jis yra pakankamai bjaurus daiktas iš tikrųjų. Supranti, mano asmeninė patirtis tokia, kad rūkymas yra daug žalingesnis. Jis kažkaip jo poveikis yra tarytum sielą užšaldantis kažkaip, taip pasakyčiau. Aš čia vėlgi sakau savo patirtį per savistabą. Ir rūkymą aš pirmoje eilėje mečiau, nes mano organizmas labai priešinosi tam. Aš atsimenu, kai rūkydavau gana stipriai, dirbdavau darbus ir žemės ūkio bendruomenė buvo tokia. Ir ten kaip pertrauka taip rūko, nu, ta prasme, ir toks įprotis buvo jau, nu, rūkyti pastoviai, net mano pirštai buvo, atsimenu. Geltoni pirštai, aš žinau, aš irgi praėjęs tą visą dalyką. Ir supranti, ir aš irgi, jeigu alkoholio aš atsisakiau, kai aš pajutau, kai mano siela nutilo, tarytum atitrūko kažkas, tas alkoholis užmigdė kažkokią mano gilę dalį, kurią aš po to prižadinau, aišku. Tai tabakas visus jausmus mano pojūčius bukino. Tarkim, uoslė, skonis, lytėjimas, labai protas darydavosi toks... Kaip klampus toks. Jo, toks jis pas mane būdavo užaktyvintas. Užaktyvintas? Užaktyvintas ir aštrus toks būdavo, jo. Tai ir pradėjau, nu, organizmas priešintis, man plaučiai skaudėt pradėjo ten, nu, aš labai mėgdavau, nu, vaikystėje, gamtą, pavyzdžiui, pavasarį, jausti, kad gamta bundama, tie kvapai labai svarbus yra. Ir dabar svarbu visą tą, ir aš atsimenu, kai aš negalėjau jo nei jausti, nei uosti, žodžiu, ir protas labai neramus buvo. Tai rūkymą aš pirmoje eilėje mečiau, bet irgi mečiau labai sudėtingai, aš ten, taip vienu ypu nutraukiau rūkymą, buvo šiek tiek lengviau net mesti. Nu, lengviau, nes, nu, kai kurie draugai irgi nerūkė. Tiesiog. Nu, rūkymas nebuvo toks būtinas. Rūkymas daugiau, kai tu esi vienas arba dviese ten. Taip, nu, toks su savim. Tai yra daugiau jau alkoholis visada būdavo su draugais. Vienas negerdavo. Visada per pasilinksminimą įdavo. Tai vat ir tą rūkymą mečiau ir aš po to atsimenu, skaičiau Tibeto tokius tekstus, kur jeigu, tarkim, tabako dūmas patenka į šventyklą, kažkokiu tai būdu. Į šventyklą? Į šventyklą, jo, arba maldos namus, nu, budistų. Tai jie yra tiesiog plaunami, ten valomi. Nu, specialiai jie turi būti valomi. Ir kad ten yra netgi toks demonas kažkoks, ta prasme, tabako demonas, kuris realiai blokuoja. Ir jeigu
jeigu žmogus eina savęs pažinimo keliu, tai praktiškai rūkymas tai blokuoja subtiliuosius kanalus, žmogus nejautrus pasidaro subtiliam procesam. Tiesiog jis, nejaučia subtilybių. Ir kai užsiminėdavau, kai aš jau mečiau rūkyti, aš energetiniais gydymais, kai užsiminėdavau. Tai jeigu ateidavo žmogus, tarkim, į energetinį seansą prisirūkęs, tai pakeistas sąmonės būsena, tu prisilieti, tai atrodo, kad tu kaip jam išvietė ranką sukiši. Tokia aura yra. Prisigeria, o tas tabakas, jis netgi, sakyčiau, alkoholis jis kitaip veikia. Jis galbūt iš karto tokių pasekmių, jis kitokias pasekmes tiesiog duoda. O štai nikotinas, tabakas, jis tiesiog, žmogaus aura kaip, gleivėta, energetinis gleivis. Tai būdavo, žinai, tu prisilieti ir tau kvapas tas, kaip, žinai, pirrūkyta iš žmogaus, rūkalai, kaip išeina tas kvapas toks. Ir po to irgi tiem žmonėms, kurie tą rūkydavo, ateidavo pas mane įsiėmimus, sakydavo, kad 3 dienas turit nerūkyti, jeigu norite ateiti, žinai. Tai va, rūkymas labai sudėtingas reikalas. Jis, sakyčiau, kitaip formuoja, bet jis griauna energetiką žmogaus labai greitai. Tiesiog aurą sugriauna. O alkoholis kitaip jis veikia. Alkoholio man buvo gyvenime, aš kai jau mečiau, krizė gyvenime buvo. Po praktiko aš jau daug praktikavau. Ir toks draugas. Tai sako, Edmundai, vyno išgerkim. Okei, sakau, žinai. Tiesiog. Ir to vyno ten paragavom, panašiai. Ir po to buvo pas mane dar toks laikas atkritimo. Bet po kiek metų, kaip pasakau, kai mečiau, gal 10 metų. Toks savotiškas atkritimas, nes gyvenime pokyčiai vyko eiliniai. Ir tiesiog, atsirado vėl alkoholis, bet man užteko pamatyti, kaip alkoholis veikia smegenis. Tai čia, kadangi pas man jutimai išlavinti, subtilūs. Aš padėjau tyrinėti, kaip veikia alkoholis ir aš pamačiau, kaip mano, tarkim, smegenis pajuoduoja energetiką smegenų. Panašiai kaip, tarkim, kaip Žemė, pavyzdžiui, fotografuoja, filmuoja iš didelio aukščio, kaip miestai dega, ne, ten. Šviečia. Švieselis tokias miestas toks. Tai panašiai ir smegenyse yra dažniai tam tikri, kaip švieselis. Kaip jau. Ir, kaip sakant, teko pamatyti, kaip alkoholis užgesina tas švieselės. Kaip mano smegenis apsitraukė. Užteko man tai pamatyti ir viskas baigėsi. Patirtis dar reikėjo tam tikros patirties. Tai va. Tai realiai, kaip sako, smegenis tirpdo, ne? Alkoholis. Tai va tą aš patyriau, sakykime, energetiniu būdu, kaip įveikia. To reikėjo man patirti. Tiesiog įsivaizduok, jeigu tu, pavyzdžiui, medituoji, atlieki praktiką, tavo smegenis spinduliuoja. Ir tu išgėręs alkoholio, viskas užgesta. Tarkim, po mėnesį medituoji ir vieną stikliuką išgėrei, tu užgesta. Tu visą mėnesį praktikų numetė į šiukšlių dėžę. Tai yra tiek kenksmingas dalykas yra iš tikrųjų.
aš nenoriu kalbėti apie okultinį lygmenį, kas darosi okultiniam, ezoteriniam, energetiniam lygmenį. Kad yra, reiškia, alkoholis, jis išjungia tą aurą, apsauginis sluoksnis nusiėmė. Ir žmogus gali būti įtakojamas šalutinių, sakykime, esybių ar energijų, arba energetinis lervos yra. Tai va, kas maitinasi, sakykime, tą tokią žemą energiją ir palaiko. Tai va taip, kad čia, nežinau, ar galima apie tai kalbėti. Bet yra ir dar tokia kita pusė šitų žalingų įpročių, kad tame dalyvauja energetinis esybė. Bet tai, kaip čia pasakyti, visa taigi gyvenime pasimato iš žmogaus gyvenimo, ar ne? Tai jeigu tu ten vartoji, tai žiūrėk, darbai, problemos, santykiai, tai viskas aplinkui jie įgauna, savo kryptis, ne? Ir ten problemos, ir ten kažkokie keisti, reiškia, bruožai pradeda formuotis. Anksčiau norėjai, dabar jau palauks, nebeįdomu, jau žinai, ir viskas. Ir va taip ir paima tave per kitas įtakas kažkokias, tai ir tu atsiduri, kaip sakant, begaliai tų tamsių programų, kur tu tiesiog... Jo. Pažiūrėk, kaip tie komplekte veikia ten, pavyzdžiui, alkoholis su kokiais ten azartiniais lošimais ar dar su kuo, tai iš viso baisių dalykų ten, kur tave paima ir pagrobia, reiškia, ir tada tave iš viso suvalgo labai greitai. Viską, ką tu turi savo aplinkoje sukūręs, sukaupęs iki tol. Ir materiją, ir santykius, ir bet ką, suėda gali per kelias valandas suėsti. Taip. Tai tiesiog, aišku, čia. Edmundai, o toksai dalykas dar aš kažkaip irgi iš tokios gyvenimiškos patirties. Lyg tai gyvenimo tokiam tarpsniais, ar ne, yra tokios ypatingai mano galvai pavojingos zonos, žinai, kada, kaip tau atrodo, kada žmogus į tokį suaugusio žmogaus gyvenimą išeina, kokiu ten 18-20 metų, man atrodo, yra labai pavojinga riba. Ir paskui kažkaip tai, aš nežinau, bet gal dabar, man toksai dar vienas, lyg tai, sukuria žmonės šeimas, viską, ir kažkoks lyg tai ta pradžia būna ir visai graži, bet paskui toksai kaip nusivylimas ir jau šeimoje, ten vyras moteriai nebetinka, moteris vyrui nebetinka ir ten iš karto alkoholis atsiranda. Kažkur nežinau, apie ten 35 metus, 30-35 metus aš lyg tai matau tokias, kad užaštrėjo tos problemos ir lyg tai toks amžiaus tarpsnis, kada dar kartą tas alkoholis tampa toksai, kaip čia pasakyti, artimas labai palydovas. Kaip irgi iš tavo pusės ir kaip galima tą vertinti? Čia ir astrologiškai yra tie vadinami ciklai, tarkim 35-36 metai, čia jau prasideda krizės tam tikros. Jos yra kaip taisyklė visiems. Per krizės tam tikras praeinama ir pereinama, sakykime, krizė, kai žmogus į krizę eina vienoks, iš krizės išeina kitoks. Ir krizė gali būti lydima žalingais įpročiais. Tai kažkokias tai galbūt, kad žmogus, tarkim, pamato tai ir jis to atsisako. Išėjęs iš krizės, bet yra kas ir neišeina iš krizių. Ir jie slopina, tarkim, alkoholis tampa kaip skausmo slopinimas. Reiškia, žmogus nenori nieko keisti, nieko spręsti. Įsikabino, aš sakyčiau, į alkoholį įkrenta žmonės, kurie nenori keistis realiai. Jų širdis nenori. Bet tai nenori keistis reiškia, kad negali priimti sprendimo. Ar neteisingai? Tai ne tai, kad jie negali, jie galbūt nenori, bijo gal, žinai.
kažkokius sprendimus priimti. Gal dėl to, kad bijo. Kas negali, sakyčiau, žmogus, jeigu panori, viską gali. Šiaip. Nu taip. Sakyčiau, kad yra baimė. Kad yra baimė ir tikėjimas, kad kažkaip išsispręs savaime. Tiesiog reikia pralaukti ir kad tą skausmą sumažinti kažkokiu tai būdu ar pabėgti nuo to alkoholis, pilnai tam gali tarnauti ir taip pat ir. O žinai, o kita vertus, jeigu bijai, tai bijoti priimti sprendimą ir bijoti keistis, tai aš taip toliau bandau mintį vesti, tai reiškia netikėt nieko, reiškia, aš pats nežinau, o tikėjimo į aukštesnę jėgą kokią nors neturiu ir nieko negaliu pasitikėti, negaliu dalintis su tuo, kad aš nežinau, kaip bus, žinai, Dievas man padės, kaip sakant, jisai sutvarkys man padės, žinai, ir eini į tą nežinę. Tai jeigu tikėjimo nėra, tai daug šansų, kaip sakant, kad liksi toj pačioj vietoj. Taip, tikėjimas čia labai svarbus. Tikėjimas, sakykime, šiuo atveju religija net. Sakykime, religija. Arba, bet aš žinai, čia net, Velykų savaitgalis, kaip sakant, ant nosies, tai bet nebūtinai netgi toks, kaip ten katalikiškas, koks nors, ar bet koks tikėjimas, arba tikėjimas aukštesnė jėga, arba netgi, kaip sako, kažkoks dvasinis gyvenimas tave turi gelbėti iš tos situacijos. Ir žmogus tiesiog turi, bendrai kalbant, turi tikėjimą į kažką tai aukščiau. Reiškia, jam, pavyzdžiui, jis pradeda maldą, jiems sunku yra, jis ne alkoholį renkasi, jau, pavyzdžiui, maldą, domėtis religiją, nes prisiminkim, čia tas pats Neptūnas. Religija, šiaip religija ne, religija Jupiteris yra pagal astrologiją, o, pavyzdžiui, tas dvasingumas yra Neptūnas. O dvasingumas jis yra esmė visų religijų. Va žmogus į tą dvasingumą kažkokiu tai būdu eina. Gali eiti per tą šiuolaikinį tą tokį sąmoningumo kelią, kaip sakai, sąmoningėjimo keliu, tai jis ir mitybą tvarkyti pradeda, jis pradeda, reiškia, ten žiūrėti santykius sąmoningus, jis pradeda, reiškia, atsisakyti žalingų įpročių, kad ir to pačio alkoholio, rūkymo, kažkokiu tai būdu, reiškia, sportuoti pradeda, jogą lankyti ar medituoti, domėtis. Jis tokiu būdu, tarytum, per tą krizę, jis išsprendžia ją. Jis pereina į kitą kažkokią sąmonės būseną ir tada jis atsigaišęs atgal ir supranta, kad ta krizė jam buvo reikalinga. Alkoholis čia, tarkim, gali irgi būti kažkuriame etape, kaip, pasakysiu taip, aš kalbu apie žmonės, apie savo ratą, pas man toks ratas žmonių, sakykime, kurie, sąmoningėjimo keliu eina. Nepriklausoma ar krikščionybės, ar budizmas, ar vaišnavizmas, ar šiaip, tarkim, sąmoningą gyvenimą praktikuojantis. Tai, sakykime, alkoholio atsiradimas jų gyvenime suveikia kaip dar stipresnis katalizatorius, kad to nereikia. Pamato tą nuodą, aš savo patirtį turiu, tą pasakoju, tiesiog žmogus įgauna patirtį, kad tai yra nuodai ne iš teorijos, o iš savo patirties. Tai va čia toks, o, pavyzdžiui, jeigu žmogus, kuris atmeta, sakykime, kažką aukštesnę, tą idėją, kažkokią aukštesnę, tai jam yra sunkiau. Tai jam čia, tarkim, jeigu jis yra nuoširdus, tada labai tiktų kažkokia bendruomenė, sakykime, būtų anoniminiai alkoholikai, šitie visi, tame, nes ten, tarkim, sustiprėja. Bet tai ten irgi prie Dievo kažkokiu būdu prieina. Ten yra idėja Dievo. Tai aš kiek prisimenu, ten viena iš populiariausių 12 žingsnių programa, ten irgi, nepasakysiu dabar kuris, bet ten vienas iš tų pirmųjų žingsnių iš karto sako, tu turi pripažinti aukštesnės jėgos, reiškia, egzistavimą. Kitaip nes be to iš alkoholio neišlipama.
žmogus ir valios, nes alkoholis, ką jis atima valią, atima žmogus. Tai va, tai čia, Ir žinot, dar toksai yra tas niuansas, o jeigu kas žiūrės ir tie va tokie šeimos konfliktai tokie būna, tie dažnai, ten, nu, tradicija, tai toks, kaip čia, standartas yra vyrui, ten sako žmona, tu nebegerk, ten susitvarkyk, ten, nu, liktai valios pastangom, žinai, tą viską padaryk, va, kažkaip tai, nu, tai čia, nu, dėja, bet greičiausiai reikia pasakyti, nu, taip nebus, jeigu jūs tu jam nepadėsi, o jisai rimtai, vat, nekeisit savo gyvenimo būdų, bet taip ryžtingai turi, žinai, čia neina kalba, kad pakeisti darbo vietą ten kažkaip, tai čia gali ir namus keisti, ir gyvena, ir miestą, ir šalį gali keisti dėl to, nes kitaip jisai niekur nedings. supranti, koks vat, momentas yra dar, nes realiai kiek aš pastebiu, tarkim, vat, žmonės, nu jo, tarkim, aš mačiau patirčių, tarkim, per dvasingumą žmonės, iš pat mano patirtis tokia, ir aš per dvasingumą realiai įlipau į tą ir išlipau, sakykime. Galiu sakyti dabar drąsiai, kad išlipau, jau virš 50 metų. Tai, bet kiek aš pastebiu, realiai, kodėl žmonėm labai sunku, jog, pavyzdžiui, pora yra. Ir, pavyzdžiui, jie, kai jau buvo poro, jie pradeda gerti. Arba vienas pradeda gerti, pavyzdžiui, vyras, o moteris ne. O moteris jį ant kaltės varo. Nu, dar aišku, komanda visa būna ir vėl geria. Nu, giminiai va tai būna irgi va. Nu, va tas pijokas, žinai, nu kažkoks tai. Ir ant jo turėtų nukrauna. Kaip tai, aš kaip suprantu, kad taip, tai yra, kad žmogus yra alkoholikas, tai yra nemažesnė dalim, priežastis yra aplinkoj. Netgi tarp tų negeriančių, vadinam, tarp tų teisingųjų, taip vadinamų, blaivininkų. Tai kaip atsimenu, vienas mokytas guru pasakoja, sako, žinot, sako, vat, gyvenimą, reiškia, vyras geria, moteris ant jo pyksta, kitą gyvenimą jie rolėmis keičiasi. Bet irgi, kodėl, irgi, ne, va taip keistai būna, ne, vienas geria, o kitas toks blaivininkas, ne, tačiau jie, reiškia, vienas kitą, kaip sakant, papildo. Ir tai yra, jeigu žiūrint, tarkim, jau gilesnė, ta karminė ta filosofija. Tai reiškia, sielos, tarytum tokį, vat, žaidimą žaidžia per priklausomybę. Tai yra... Aš pabandžiau, dabar tu pabandyk pabūti tą vietą. Dabar aš tave pabarsiu, gersi. Tai yra ant tavo mazuolio lipsiu, tu dėl to, kad tau skauda gersi. Tai yra, tikrųjų, gydyti reikia visą, turi dirbti, jeigu vienas žmogus, tarkim, gydosi nuo alkoholio, jeigu mes atidedam tą būdą, kaip, tarkim, mano variantas, kai palieki viską ir varai nežinomybę, ne? Tai realiai turi dirbti visi, ta prasme, turi keisti visi sąmonę, visi turi suprasti, dirbti su savim. Bet čia yra labai didelis darbas. Tai tas alkoholis, kuris turi tą priklausomybę dirbti turi. Ir ta žmona, ir ten uošvienė, ir nežinau kas ten, ir draugai visi. Bet tas darbas, žinai, toksai reikia pripažinti savo kažkokias tai įdas, kažkokius savo, nu, kaip tu ten reikia atrasti dar, ką tu ten, kokią rolę atlieki tam visam, ne? Gali būti tokių subtilių rolių, kur tu dar reikės labai ilgai paieškoti, kaip aš ten nusipelnau, kad jisai žmogelis ten baigė nusigerti, žinai, o atrodo gera žmona būna, ar geras vyras. Užduoda klausimą, ką aš darau, kad mano vyras geria. Bet čia geras klausimas toksai, vat, ką aš darau, kad mano žmona geria, žinai, vat, man tikrai paieškoti. Prasme, čia yra, sakyčiau, jeigu jau žmona užduoda tokį klausimą, o vyras, ne? Jeigu jo partneris geria, tai jau yra didelis šansas, kad gali būti, nu, pokytis, be drastiškų kažkokių sprendimų. Tai va, ir aišku, kai jau yra, tarkim,
tas alkoholizmas toks kaip nedestruktyvus, sakykime, per daug. Bet kai yra destruktyvus, kaip priklausomybė, tai didelį stresą patiria visi. Tai yra, iš tikrųjų, problema. Edmundai, o su kodavimu yra tekę susidurti? Su kuo? Su kodavimu nuo alkoholio. Kodavimas, jo, tai yra labai blogai. Rimtai? Nes, žinai, toksai dabar, kaip čia pasakyti, tokia oficiali nuomonė, ne, vis tiek sako, kad kodavimo visi tie reikalai, jie daugiau yra ten rytų medicinos, Rusijos pusė, ar ne, ten kažkada ir pas mus būdavo tie, reiškia, tokie, žinai, nuvežam, užkoduosim nuo alkoholio ir bus okei, žinai. Bet dabar jau pas mus tokios mados nebėra, tai nebelaikoma kaip normalia praktika ir kažkaip, bet tai žiūriu, pavyzdžiui, išlikę tas, tokiam, populiaru yra tarp žmonių, žinai, ten ir man paskambina, sako, trečią dieną geriau negaliu sustoti, patar, kas gali užkoduoti, žinai, greitai. Užkoduojam ir viskas, visos problemos išsisprendžia. Tai jo, su kodavimu kokia situacija yra? Tai yra neįsprendžiama problema. Dvasinė prasme yra neįsprendžiama. Ir aš dabar tą paaiškinsiu per karminę prizmę, kaip energetinę prizmę. Tarkim, tėvas gėrė užkodavo, tai sūnui nelaimė įvyko. Kažkas tokio. Visiems tai yra sistema. Yra sistema ir, tarkim, tas tėvas gerdamas, jis kažkokiu tai būdu tampa iškrova. Tarkim, per jį eina iškrova didelė. Tarkim, šeima arba giminė kaip sistema, jeigu paimti. Kur kiekvienas turi savo funkciją. Ir alkoholikas turi labai aiškią savo funkciją ir rolę. Tai jeigu jis, tarkim, nebegeria, sistema turi persiorientuoti, tą įtampą kažkur kitur turi nueiti. Tai gali, tarkim, užkodavimas būti, užkoduotas, tai gali, pavyzdžiui, vėžys atsirasti, liga. Nedaug dės, supranti, kažkur tai išlenda arba pas patį žmogų per sveikatą, arba pas kažkokius jam artimus žmonės irgi gali labai rimtas bėdas prasidėti. Jo kodavimas tai yra toks, sakykime, taip, žmonės, kurie nepripažįsta to subtilesnio lygmens, jie tokiu būdu tiesiog sprendžia problemą, bet tai yra toks dvasiškai kenksmingas būdas, labai kenksmingas būdas. Jis duoda labai sudėtingas šalutinės pasekmes. Žmonės, kurie to nesupranta, jie nesupranta, kodėl jam gyvenime nesiseka ten. Ir gali nebūtinai jam prasis. Tai veikia per sistemą. Giminė kaip sistema, šeima kaip sistema. Energija perina kitur. Gali sūnus gerti. Alkoholikas padaryti nei iš jo, nei iš to, arba nusižudyti gali. Labai žiaurus atvejai gali būti. Dabar aš pavyzdžių tik iš oro, mes čia nepasiruošę kalbam. Ne, tai nebūtina ir... Jo, čia tiesiog iš bendro tokio žinojimo ir pastebėjimo per gyvenimą. Ir ne tik mano čia viena nuomonė, tą patį turi ir kiti, tie, kurie dirba su energijom, karminiais tais visais. Tiesą pasakius, aš negalvojau, kad taip rimtai. Aš galvojau, kad toksai, kaip čia pasakyti, tai yra tiesiog toks bukas už stipresnis žmogus energetiškai uždėjo tokia kaip užpliauškino tave ir tu vaikštai susitraukęs tokia, ką žinau, kaip gyvūnų dresūra tave uždraudė tau, kaip, aš atsiprašau, bet toksai, žinai, kaip kačiukui įsisiot šitoj vietoje ir viskas, žinai, ir tu vaikštai susitraukęs toksai, tai aš, tik tai tokį blogį mačiau, bet jeigu yra, dar baisiau. Energetika labai sudėtinga yra šitų. Yra pats toks teisingiausias, kai, tarkim, žmogus sako, aš esu alkoholikas. Ir žmona sako, o ką aš tokio darau, kad mano vyras geria.
Ir tada, tarkim, aplinkiniai visi supranta, sąmoningi. Tai yra, tada, tarkim, žmonės gali, pavyzdžiui, pereiti į religiją, pavyzdžiui, pereina į tikėjimą, jie meta gerti. Yra daug geriau. Taip, net ir sektas pereina iš tikrųjų. Tai va, bet tai yra geriau negu naikinti save, nuodyti ir griauti savo gyvenimą. Tai jau žmogus apie Dievą jau kalba, apie aukštesnį vertybę jau kalba. Nu, kas kad fanatiškai. Tai yra daug geriau, jis jau yra, kitos užduotis pas jį. Iš tikrųjų, apie tai irgi galim pakalbėti. Aš pastebėjau, kad buvę alkoholikai arba, pavyzdžiui, žmonės, kurie ateina tarkim, į dvasinį kažkokį kelią, stoja tarkim, rimtas priklausomybės, pavyzdžiui. Per alkoholį gal nelabai taip stipriai, bet per narkotikus. Tai jie visada fanatizmas ten. Jie negali, jie labai fanatiški ir pas juos būna labai daug pykčių ant tų, kas tą daro, kas tą vartoja. Galim trumpai ir į tą sritį biškutį. Tai jeigu narkotikai dar kaip čia pasakyti, kaip dar aštresnė priemonė. Kažkada kalbėjau čia su vienu išsivadavusiu nuo priklausomybės narkotikam, tai jisai sako, tai čia tai jūs kaip lengvasvoriai, čia juokai, tas rūkymas ir čia alkoholis. Va ten, tai kai jau intraveniniai narkotikai prasideda, va čia jau sako, va jau čia rimtai. O čia jau ten yra rimti reikalai. Nuo to įsivaduoti, jau ten sako, nebežaislas. Su narkotikais. Taip, tai yra alkoholis silpniem žmonėm, labai silpni žmonės. Ir kurie turi priklausomybę nuo alkoholio, tai suprast, tai yra labai silpni žmonės. Ir taip pat ir tabako. Taip pat ir normalus žmogus, tai supratęs, jis iš to pakankamai, tarkim, lengvai gali išsivaduoti pats. Tu prasme, nuo šito, mano nuomonė čia tokia. Normalus žmogus, sakykime. Taip kaip čia pajuokaujam, tam nereikia būti olimpiniu čempionu, kad, žinai, kad nuo to pabėgti. Nereikia, o pavyzdžiui, jau narkotikai ir jeigu žmogus, tarkim, išlipo iš narkotikų, tai jau gerbti reikia. Jau tokį jis yra stiprus žmogus iš tikrųjų. Ir dažniausiai pas juos yra fanatizmas, bet kitaip ir būti negali. Tas fanatizmas, sakykime, toks teigiamas, kaip teigiamas reiškinys. Tiesiog fanatizmas yra juodai baltas mąstymas šiaip. Yra žmogus pasirinko, reiškia, ir viskas skirstoma juodai baltai. Nes narkomanas, jis žino, jeigu jis pradės toleruoti, jis tiesiog vėl grįž labai greitai į tą patį lygį, gali net ir pasinaikinti. Taip pastoviai vaikšto kaip suspausta spyruoklė. Nes smegenys yra labai stipriai pažeistas. Energetika labai stipriai pažeista. Žmogus eina jau ant dvasinės kažkokios jėgos. Vis aukštesnės dvasinės per tikėjimą. Ir tam, kad išlaikyti tą visą spaudimą, jis turi būti labai juodai baltai mąstantis ir gali būti toks kategorizmas. Kita energija, kitas būdas, kaip gali narkomanas panaudoti savo, tai padėti kitiem narkomanam, gelbėti kitus. Ir pats toks galbūt teisingiausias būdas. Bet tokiems kaip jis padėti, tai čia misija, galbūt jau. Jau su narkotikais, tai suprast, tai jau yra labai rimta. Labai rimta. Tai vat ir turi būti dvasingumas. Ne religija, bet toks dvasingumas. Jis, tikėjimas stiprus toks. Aš įsivaizduoju, kam yra tekę susidurti su tokiu žmogum, jie atpažįsta tai, ką sakai. Man pasakoja, aš atpažįstu iš karto žmonės, tuos bruožus, iš tikrųjų, jie tokie yra.
labai kategoriškas tas, nu, toks, Taip, tas mąstymas. labai. Jis, aišku, persikelia ne tik į tai, jis visur persikelia. Nu, tarkim, jeigu priimi tą tikėjimą, pavyzdžiui, kokį islamą priimtų toks, tai jis ten va būtų toks labai kategoriškas. Arba kaip Radikalas. labai kategoriškas ir, nu, bet jeigu tu žinotum jo istoriją, tu suprastum jį. Tai ir reikia suprasti, kad kiekvienas žmogus, kodėl jis taip yra priežastis tam. Tai va netgi, tarkim, kiek man tenka pastebėti, kas ten ir, tarkim, ar žolę vartoja po to metą, pas juos irgi, nu, kad išlaikyti save, būna, kad nu, fanatizmo to, tendencija į fanatizmą pakeiti, juodai baltas. Čia balta, čia juoda jau. Ten juoda, čia balta. Ir labai stipri, tarkim, jeigu žmogus, tarkim, yra ekstravertas, tai labai stipri įtaiga. Jeigu introvertas, tai ten šiek tiek kitaip, aišku. Bet, nu, nežinau, Edmundai, gal į pabaigą, bet vis taip norisi dar visokių tų. Tie svaiginimosi tos priemonės, ne, jos taip įvairėja, žinai, ir nuo tokio, to lengvabūdiško tokio, kaip čia pasakyti, nu, vat, nuo diskotekos, ne, kur ten pilna visokiausių tų tabletyčių, chemijų, visokiausių, kur ten sintetina bet kas, bet ką, ten dūmus lašina, garina, rūko, bala žino iš ko ir kaip, iki tų ten, sakykime, dvasingų, tų ten, žiūrėkit, ajavaskos, ten gerimo ceremonijos, ar net ten susirinkit į ritualus, ten darysim tą ir tą. Nu, per visus atrodo, per visur siūlo, va, tuos, kaip va, kažkur tavo paskaitoje ar skaičiau ar girdėjau, kaip energetiniai tie augalai ir visokie kitokie dalykai, nu, jie tiesiog vos ten kiekvieno kampo gali dabar rasti, žinai. Tai vat kas čia su mumis vyksta ir kaip tu matai vat tą? Aš galbūt ajavaską išskirčiau, ajavaską, galbūt ir kai kurie grybai, ar musmirės šiek tiek išskirčiau. Tai nėra visai, nu, mano patirtim čia, aš nesu specas, žinai, bet, nu, tokia asmeninė patirtis. Tai daugiau, tai nesukuria priklausomybę. Nu, ajavaskai nesukuria priklausomybę. Tai gali sukelti priklausomybę kitą linkmę, kad žmogus, tarkim, įtiki, kad tai jam gali, nu, kaip pasakyti, išlaisvinti tai gali. Nu, tai yra saviapgaulė, tam tikra, kad, tarkim, ajavaskos ceremonijos kažkada tave padarys laisvą. Ir jis, nu, kaip apsėstas, gali būti daugiau pasidėjęs. Bet pati, tarkim, ajavaska arba kiti kažkokie grybai būna. Taip. Jie nu, neformuoja priklausomybę. Ir priešingai netgi būna, kad, tarkim, žmogus kaip tik pavartoja. Aš čia ne iš asmenės patirties kalbu, iš mano aplinkoje. Vienu metu buvo tokių žmonių, jie labai dosniai dalinasi savo patirtimis, kad kaip tik jie įsivaduoja iš labai tokių tų žemųjų, tarkim, tokių priklausomybę. Ir pas juos keičiasi gyvenimas į tokius sąmoningumą išvies. Tai, aišku, aš taip atsargiai žiūriu į tokio dirbtinio dvasinio prabudimo metodus, net kaip ir kvėpavimas arba arbatų, tos ceremonijų gerimo. Tai vis vien kažkokiu tai būdu tai yra sakant, dirbtinai sukurta. Vis ten grįžimas kažkoks tai bus. Nu, bet tai visgi nesulyginčiau su alkoholiu. Nors, pavyzdžiui, kai kam yra alkoholis ar kažkas pavartojimas, irgi gali būti, vat, kaip kai kurie jaunimas, vat, kaip jau yra, kad nu, ta mada tokia yra, kad kažką reikia pavartoti. Žiūrėk, vieni vaikai, paaugliai pavartoja ir jie supranta, kad jiems to nereikia. Kažkoks, tarkim, netgi tas pavartojimas, susilietimas su tuo, tarkim, toksinu tokio, gali suveikti prabudinimas arba apsisprendimas, kad to nereikia.
irgi va čia toks vat momentas yra. Va, o kai kas ir tampa priklauso. Tai, sakyčiau, kažkuria prasme tai irgi nuo žmogaus kažkokios vidinės brandos dvasinės priklauso, turiu omenyje ne amžių, ne fizinių kūnų matuojamas, tai yra kažkokios sielos brandos priklauso. Ir kuo brandesnė siela, tuo jai susilietusi labai greit supranta, kad to nereikia. Arba po kurio laiko, tarkim, arba tik iki dugno daeina, po to atsispiria ir išsivaduoja net iš narkotikų. Tai yra labai stiprios sielos, šiaip jau stipri energija sielos. Tai kodėl taip su žmogum vyksta, tai kodėl toks likimas, tai čia turbūt taip paprastai nesakysim. Bet kodėl vieni, reiškia, išsivaduoja iš to, o kiti ir susinaikina. Aš kažkur mačiau, man dabar irgi taip nepasakysiu, nepacituosiu, bet kažkur liktai mačiau, kad Vilnius yra viena iš Europos sostinių, kur daugiausia, reiškia, veipų visokiausių parduodama, ten ar 1000, ar 10 000 gyventojų, reiškia, palyginime, ar ne? Toksai galvoju, kaip kažkaip liktai tokia mes labai, pasirodė tokia mada, mes tokia iš vienos pusės kaip eksperimentatoriai tokie, labai reikia visi greitai mums viską sužinoti, pabandyti, ypatingai tie jauni žmonės, kiek to su kažkaro vyksta, ten prie mokyklas, ten tvoras tverti, ten kameras statyti, ten jiem pardavinėja, ten tie neša, ten saugo tos vaikus reikia kažkaip tai. Ten irgi, reiškia, tie vaikai, jie nori, jie laukia, kol ten kažkas jiem pasiūlys, jie ten atviri. Tai. Jeigu jie nenorėtų, ten nepirktų niekas ir ten kažką. Iš vienos pusės tie vaikai tokie, kaip čia pasakyti, linkę į tą eksperimentavimą, iš kitos pusės tai reiškia, mes suaugę pražiūrim kažkur, tai irgi, žinai. Kažko nedaduodam turbūt. Taip, aš gal šiek tiek kitaip žiūriu, tai jaunimas, supranti, taip, jaunimas tam yra, jauni žmonės, galbūt vaikus reikėtų apsaugoti. Nes visgi vaikai dar nesusiformavę, jų sąmonė formuojasi, bet kai žmogus yra, tarkim, jaunas žmogus, supranti, jau susiformavę smegenis daugiau ar mažiau. Ateina laikas jam pačiam patirti, ne? Jo, ir jis, supranti, prisiliečia, supranti, prie to. Patiria, tai tas, sakykime, žalingas įprotis tampa kaip gyvenimo, reiškia, kelio kažkokia patirtis dalis. Tai, sakykime, aš taip sakyčiau, kad šiame žmonės evoliucijos etape, tarkim, tie tokie žalingi įpročiai, jie kažkokią savo funkciją irgi turi. Tai kad žmogus prabustų dvasioje, jis turi patekti tam tikrą labai nepatogią padėtį. Tai žalingi įpročiai jie tą sukuria, tą priklausomybę. Ir žmogus pastovi daro pasirinkimą. O kai žmogus susiformavęs jau po 50 metų, ten ir panašiai jau mažiau įveikia, tarkim, visi šitie įpročiai. Jis gali net ir vartoti ir nebūti priklausomas. Jis tiesiog pasimalonino taip savo gyvenimą, sakykime. Aišku, tai nesiderina su sąmoningu gyvenimu, bet kiek žmonių nori to sąmoningumo keliu eiti. Jeigu žmogus patiria stresą, panašiai kaip, tarkim. Tai netgi tuose dvasinėse bendruomenėse, man atrodo, sąmoningas gyvenimas, bet taigi ten, man atrodo, tos priklausomybės jos nėra, kaip sakant, svetimas dalykas, ne? Taip. Aišku, jeigu imsim autentiškas, tarkim, ten praktikas, tai niekada nedraudžia žmogui, kad tu nerūkyk, tu negerk, bet taip niekada nedraudžia, nes
tai yra daug blogiau, nes kai žmogus va taip uždraudžia savo, panašiai kaip tas kodavimas, tai labai yra žalingas dvasinė prasme. Tai yra vienas iš žalingiausių. Bet taip pat žalinga yra, kai žmogų įtikina, kad va, reiškia, bus taip ir taip. Kaip dabar ant tų cigarečių pakelių ten lygos yra užklijuotos, tai veikia labai stipriai programuojančiai. Kai žmogus, va, tas yra nocebo efektas, yra placebas, tai yra teigiama kažkokia savitaiga. Ir nocebas yra neigiamus dalykus žmogus to visi kalba. Tai įsivaizduok, jis kiekvieną kartą rūkydamas, jis turi priklausomybę, o priklausomybė ką reiškia? Kad reiškia, kad pasikaltės jausmas kažkoks paskui kyla. O kai žmogus jaučia kaltę, žemą vibraciją, jis labai įtaigus yra. Ir jis gali tiesiog tą ligą perimti. Toks tiesioginis atgrasimas, kad nerūkyti. Tai yra labai... Pas kažkada esi sakęs, tai jeigu, man atrodo, irgi kažkokia paskaitoje esi sakęs, kad jeigu jau rūkai, tai bent jau mėgaukis, ne? Kad, nu... Taip, tai ir meistrai, ir sako, mėgautis ta prasme, kad aš įkvepiu šventą dvasią, iškvepiu ten dvasinę šviesą. Aš įkvepiu ir linkiu visiems laimės. Kažkas tokio, kad, neleisti tam kaltės jausmui. Ir kažkuriame etape nesinorės rūkyti. Atkris, tie natūraliai jie atkrenta, nes tai yra svetimkūnis, jis nereikalingas yra žmogui, tas nei alkoholis, nei narkotikai, nei žolė ten ir panašiai. Aišku, kai jau, tarkim, žmogus pažeistos smegenys yra ir panašiai nuo to, tai neatsistato praktiškai. O tas pažeidimas pasireiškia fanatizmu šiaip. Fanatikas reiškia, siaurinto mąstymo žmogus, bet jis kitaip negali. Tai, sakykime, kad, reiškia, mokytojas žino, kad jo mokinys rūko, jam nesako, tu mes rūkyti. Jeigu jis sako, tu mes rūkyti, tai reiškia, tas mokinys jau yra subrendęs viduj. Tai reikia jam pasakyti ir jis taip, viskas aiškus, metų rūkyti. Bet jeigu viduj nesubrendęs, mokytojas niekada, tikras mokytojas niekada nesako, tu mes rūkyti. Jis sako, kaip tik daryk kažkokius tai pozityvius veiksmus ir nekreipdėmėsio į tą įprotį. Ir kažkame etape tas įprotis atkrenta, galbūt po metų, po 2. Ypač kokios praktikos ten su kvėpavimo ar maldos praktikos ir panašiai. Tai prisiminiau tą tokį linksmą juoką, kur o rūkant melstis galima? Ar melžiantis rūkyti? Aišku, kad gali. Taigi nieks negali sielos užgesinti, nei alkoholis, nei rūkymas, nei narkotikai. Tik tai tiek, kad, tarkim, tai sugriauna žmogaus, psichiką griaunama. Kai labai pažįsta psichika, tai nebėra su kuo ten melstis. Instrumentai yra pažeisti. Užteršti. Kaip gitara, rėmas yra, o stygų nebėra, žinai, nėra už ko užkimti. Išderintos ir išdylę tie, kad nebeįmanoma suderinti. Bet visiems grot gali. Kažkokiu tai būdu šiandien išgrot gali. Bet čia yra dvasia siela. Sielos dvasia tame yra, kad ji gali groti su išderintom stygom. Ir Dievas girdės. Ir Dievas atleidžia. Fainai, Edmundai, labai gražiai, tai baigiam. Tai... grokit kiekvieną savo stygom, Dievas išgirs vis tiek. Išgėrus mantras dainuokit ir reikės visos. Tai jeigu neišeina kitaip, tai rūkydami melskitės ir vis tiek bus geriau. Įkvėpk šventą dvasią, iškvėpk palaiminimą, reiškia. Ta prasme, įprasminkit taip ir... Po 1000 valandų tokių pajusit skirtumą. Gali labai greitai būti, tiesiog smegenyse tiesiog apsišviečia kažkas ten sureaguoja. Tarp kitko, šitą praktiką Ošo rekomendavo mokiniam.
Tad rūpykit, šviesą įkvėpkite, laimę iškvėpkite. Prasme, kad jo. Tai va, tokios rekomendacijos, bet, sakyčiau, jos tinkamos iš savo patirties galiu patvirtinti. Ja, tai man, nes aš realiai mečiau ne per įtikinėjimas, ne per gąsdinimus, pirmiausia per suvokimą, kaip tai man po to nereikia, po to supratimas, kad turi priklausomybę ir tada tiesiog per sprendimų, kad tu nori keistis, per sprendimų priėmimą, kaip per tikėjimą. Tai va. Tikėjimą savo sielos keliu. Tai ką, Edmundai, ačiū labai už pokalbį. Labai Prašom. fainai pasišnekėjom, man atrodo. Jo. Dėkui Gerai. labai, gražių tada artėjančių Velykų. Tau Iki kito pasimatymo kokio malonaus. iki. Laimingai.